Petras Cvirka. Viršaičiui ilgiausių metų jie linkėjo. Turgaus dieną Giedupį aplėkė žinia iš laikraščių išskaityta, kad vyriausybė skirianti rudenį naujus viršaičių rinkimus visame krašte. Prie riestainių pilnų vežimų, limonado budelių, smirdinčiuose smuklėse ir pašalėse lūpomis pernešinėjo tą žinią, kad štotautui amen. Šinkuojant alų ir geriant ir ūžiant, karčiamoje vyrų kalba. Tai naujiena, ar tu girdėjai? Gera naujiena, bet ar tik ne melas? Ne, pats girdėjau Stankaus berną, skaitant ant vežimo tą naują ministerių parėdimą. Jeigu laikraštis rašo, būk ramus, nesumeluos, neboba. O mažažemis Feliksas, žemas, bet kietas vyras, irgi kalbėjo. Matote, štotautienė liausis, matote, viščiukus prikinėjusi. Tas matote jai per kūdas, o tas apsipešiojas, matote. Pakaks ponauti štotautui. Per vyrų ūsus varvėjo alus, degtinė ir dvokė naminė taboka. O kai bobo šūkaudamos atėjo į smuklę vyrų namo vadintų, jie sustojo. Ką jūs vištos išmanote? Vaikų supt, bulbių skust. Mum politika, valstybės reikalai, o jum tai nerūpi. Vienas buvęs amerikonas, priėjęs prie savo žmonos, niukstelėjo alkūnę. Šiur, eik ir tupėk vežime. Ir geriant, ir rėkiant per dainą girdėjosi, kad viršaitis štotautas dabar mum nedidelis ponas. Tu tik pagalvok, 4 ar 5 metų ponavo, o ką nuveikė? Ėdė visus, su vyrais pykosi, visus valdžiai ir policijai skundė. O tuo 6000 naujakuriams skirtus, kur jis padėjo? Karščiavosi Šimka. Kur jis nukišo gyvatė? Ar gavo naujakuris Gurbas? Ar gavo Simaitis, kurio paskutinė karvė prieš sekmines nudvėsė ir bulbės gystui patvinus prigėrė? O gal ir, palauk, pabaigsiu, rėkė tas pats liesas valstietis ir jo gerklė krutėjo kaip drėlingė. O kad Jasinskas gavo, tą visi žino. Jasinskas? Jie išsižiojo. O kaipgi? Popierius mačiau. Jasinskas? Jie vis dar stebėjosi. Ant popierio parašyta, kad Jasinskui, kaip po naujakuriui, skiriama 400 litų pašalpa. Koks jis vyrai naujakuris? Žmona šilkiniuose andarokose bezda. Su kunigais po klebonijos sodus vaikščioja. Naujakuris atsirado. Centrą iš Korzono neseniai nusipirko ir užrašė brolio vardu. Gudrus šelmis. Bijo, kad vyriausybei kas neįskūstų. Aha. Gal ir jie truputį gavo, tik nesigiria kaip ir Jasinskas. Toks petkus, iš girių, lėtai prakalbo. Kas, ar Gurbas su Šimaičiu? Šuns uodegas užsuktų galų jie gavo, o ne pašalpą. Aš geriau žinau, ką kalbu. Ne tik jie, bet ir kitų kaimų skursnos po špygą gavo. Ot. Kai vėl buvo iš stiklelių išgerta, lėtakalbis Bastys, vedžiodamas su pirštu papilto alaus klane ant stalo įvairias raides, galva panarinės, prakalbo. Tiltą statė. Tiesa. Tiltą statė ant Gystaus. Kiek tas tiltas reikalingas, mes patys gerai žinome. Na gerai, statė tiltą. Girdi, važiuos vyriausybės vyrai plačiojų vieškelių į pušynus pasišildyti. Reik tiltą pastatyt, kad valsčius kultūringiau išrodytų, kad ponai su automobiliais neįgriūtų. Lėdino kubilus, pasamdęs už valsčiaus pinigus keletą darbininkų. O kur tie kubilai dingo? Ar jūs žinote, kur tie kubilai, vyručiai, dingo? Vyrai tylėjo. 3 pavertė po tiltų, o 12 į savo naują šulinį sukišo. Ehe, 12 net. Į savo šulinį vyručiai sukišo.
Šulinys gal ir geras. Ar valsčius iš jo geria? Kokia mum nauda? Bjaurybė, daugiau nieko. Kad jis užspringtų iš to šulinio begerdamas. Sudėjus gražiai tas jo šunybės ant balto lapo ir pasiuntus, vyriausybė iš proto išeitų, turėdama tokį viršaitį. Neapsimoka ir zaunyti. Be to, įsistato senis. Aną dieną, sakau, užeisiu prašymo tokio. Našlės Skirbutienės sūnui kalėjime mirus. Senė meldė, prašė mane, kad jo likusius daiktus įduotų parvežti, o valsčius gali įsirūpinti. Taigi nuėjau. Priėjau. Štotautas sėdi ir skaičiuoja ant tokių geltonų skridiniukų. O gal tik žaidžia, bala jį žino. Pakišau ranką, sveikutis Štotautai. O tas iš padilbų dėbt, tik viena akis iššoko. Kad suriko, girdi, čia tau nemauša kocikas, kad pasmirdusius dūmus raštinėje pūstum. Ištraukta smarvė iš dantų, tada kalbėk. Žinau, ta pypkė jam nieko blogo nepadarė, ne aš vienas rūkiau, rūkė ir Dutkus. Bet matyt nepatiko, kad ponu nepavadinau. Išeidamas jam ir pasakiau, tai kaip, ar pasirašysi ar ne? Štotautas nė žodžio. Kaip sau nori, Štotaute, sakau jam, kitaip aš tavęs, kol gyvas būsiu, ponu nevadinsiu. Juk pamenu, abu iš dvaro daržinės malkas vogėm, drauge pas mergas ėjom, kad ne aš, būtum ir Adelės nepaėmęs. O ką jis? Išraudo kaip plytgalis ir dar 3 blankas sudraskė berašydamas. Nusispjoviau ir išėjau. Gerai padarei. Gerai, gyrė gerdami vyrai. Gerk dabar. O prašymo tai ir neišdavė? Ne, kurgi išduos, kad pasakiau, neilgai ponausi, neilgai. Hi. Ha, juokėsi jau gerokai įtraukę. Smagu būtų čia Štotautą pastumdyt. Ir kai jie taip gėrė, kai taip uliavojo, ogi per karčiamos duris Štotautas. Ve, kumštelėjo Petkus. Nu, bene čia didelis daiktas. Viršaitis priėjo prie žydo, pušnim žaibuodamas ir pradėjo kokiais tai reikalais tartis. Iš vyrų gėrikų kompanijos pakilo riestanosis Feliksas. Užsimokė ant ausų kepurę ir priėjo prie viršaičio. Vyrų užesys nutilo. Ponas viršaiti, gal išgertum su mūsų draugija? Viršaitis papurtė galvą ir pusgirčiam Feliksui nieko neatsakė. O gal skaitei laikraštį? Viršaitis visai nekreipė dėmesio į Feliksą. Tai eik velniam tešlos minkyti. Ūžtelėjo Alasas. Viršaitis dingo. Vyrai, išgėrė padugnes ir nulaižė stalus, jau temstant, rugodami viršaitį, išsiliogė pro duris. O kai Feliksas durų nerado, pro langą išdribo. Visi iš visų kaimų grupavosi rinkoje. Kai kas kalbėjo. Valsčiaus tarnyba, rodos, rytoj rinks viršaitį. Jau rytoj? Taigi, kaip nors reikia sušaukti tarybos narius ir pasitarti. Atveskite Bakutį pas Kociką. Karčiama netrukus buvo pilna kaip marmalynė. Už lentų pertvaro pipkiavo ir gėrė 10 valsčiaus tarybos narių. Vyrai, kaip žinote, kalbėsime apie rinkimus. Štotautas nori ir toliau pasilikti. Važinėjo į Kauną, po apskrities valdybą, gerinosi. Bet tai nesvarbu, kalbėjo Bakutis. Jei mes laikysimės tik, išsirinksime, ką norėsime. O Štotautas, jūs žinote, koks žmogus. Įgryso visiems. Svarbu dabar pastatyti kandidatą. Bakutį aš siūlau. Ir aš. Valio, gerai, jis tiks. Šaukė tarybos nariai. Bakutis iš lėto pradėjo. Dovanokite,
gal geresnį vyrą pasirinktume. Visi šaukė, visi trepsėjo, kad jis tinkamiausias. Ir mokslo turi, ir iškalba gera. 10 įraudusių tarybos narių atsistojo. Išeinant 10 tarybos narių padavė rankų ne 10, bet visa karčiama, kuri dabar gėrė už būsimo viršaičio sveikatą. Pasiųskit Štotautą rytoj po velnių, laikykitės visi kaip vienas. Nėra nė kalbos, Štotautas nepaliks. 10 tarybos narių kalbėjo. Greičiau ant mano plikės plaukai ataugs, negu aš už tokį šelmį balsuosiu. Kalbėjo senas, žvilgančių pakaušių, Augustas Paskubonis. Gerai sako Augustas. Gerai kalba jis. Išsiskirdami vyrai padavė viens kitam rankas. Pažiūrėsime, ar ir rytoj Štotautas smarkaus. Parodysime jam. Bakutis atsistojo jų vidury. Kol kas vyrai, Viršaitis Štotautas atidarė posėdį. 10 tarybos narių sėdėjo aplink stalą. Kas pasirėmęs, kas išsižiojęs, tik Bakutis su Paskuboniu rimčiausi. Visi jie buvo užsidėję sekmadieninės apykaklės ir visi laisvai pilietiškai jautėsi, nes dauguma sėdėjo atsilošę ir sudėję koją ant kojos. O Feliksas net dantį žąsies plunksną krapštė. Viršaitis susinervinęs vartė papkę, plėšė lapus, ieškojo kažko. Krunktelėjęs pradėjo. Gerbiamieji tarybos nariai, aš čia atidarydamas paskutinį posėdį ilgai nekalbėsiu. Pirmiausia, dėkoju jums, visiems padėjusiems dirbti taip sunku ir atsakomingą darbą ant žmonių labo ir tautos gerovės. Dėkavoju. Ant žmonių labo ir tautos gerovės. Žinau, kad mano darbai daugam nepatinka. Aš čia nekaltas. Gal kur dirbdamas ir suklydau. Knygose rašo, kad popiežius neklaidingų būdamas suklysta kartais, tai ką aš vyrai, atsiprašant. Vyrai, jei iš jūsų, kuris tvarkysite mano vietoje valsčių, tai pamatysite, kad tai ne iš bonkos kamštį išlupt. Reikia suprasti aritmetiką, padaugyt ir padalyt. Reikia mokėti šmiruot kelio plenus. O tot, dar kai kur prakalbą pasakyt. Tai ne šposai, anots to. Nuvažiavus į Kauną, reikia stot vyriausybei į akis. Reik moksliškai išaiškint. Žiūrėk, nuvažiuoji, nepapasakoji gerai, kad pradeda rėkt, su kumštimi grūmot. Girdi, kiek rugių, kiek kviečių valsčiuje prikulta, o kur statistika apie gaisrus, apie nelaimės jūsų valsčiuje. Nepataikysi, pražuvęs. Daugiau nenorėčiau mandato. Tegu jie bala tokią vietą. Rūpinkis už visus, kentėk, daryk visokius galvosukius, o vis nepatenkinti, vis priekabių ieško. O dabar, vyrai, aš prašau dovanoti man. Gal kur negerai padariau, užmirškite, vyrai. Persiprašau visų čia sėdinčių. O štai jum ant labo vakaro. Ir ištraukė Štotautas žalią ilgą banknotą. Drebančią ranką paslinko į vidurį stalo. Trinkt duris ir dingo už tų durų ponas Štotautas. Vyrai girdėjo valsčiaus raštinės koridoriuje jo tilstančius žingsnius. Vėliau atsivėrė jo buto durys. Sučirškė, pakvipo visose kampuose spirginami lašiniai. Visa 10 vyrų pakėlė galvas ir patraukė šnervėm. Kiti net liežuviais per lūpas pabraukė. Prie banknoto niekas nagų neprikišo. Užviešpatavo tyla, kaip bažnyčioj. Tik pilietis Butkus, išrietęs ilgą gervišką kaklą, apaugusi retais plaukais, šyptelėjo. Šimtinė, ne? Šimtinė? Ištiesė kaklą antras. Kad netiki, pažiūrėk.
atsistojo trečias. Iš tikro, vyrai, Štotautas geriau kalbėjo negu vikaras. Rinkime vyrai Štotautą. Ar jis ne vyras? Ar neteisybė mums drožė į akis? Ar ne Štotautas stojo prieš akis apskrities ponam? Ar ne Štotautas drebėjo už mus visus ten? Štai toks Butkus arba aš, ar galėtumėm reikalus rėdyt, su valdžia akis į akį pasirokuot? Aš tai jau neapsiimu. Pasirašyt moku, bet aritmetiką net mano vaikai geriau už mane išmano, atsakė Butkus. Iš vyrų tarpo vėl atsistojo plikasis Augustinas. Kai jis tarė, ausis sukrutėjo. Tai šitaip mes tarėmės. Nepamenate gal vakar dienos? Augustas vis rėžė. Pamatėte litą ir išsižiojote. Pakaks, sės geriau, Augustai. Tu man neduosi kalbėt? Balsuojame. Slaptų balsavimu. Siūlau Štotautą. Balsuojant pasigirdo viršaičio virtuvėje lėkščių skambinimas. Lėkštėm beskambant, lašiniam bespirksint, 100 litų akivaizdoje, 7-3 vyrai išrinko viršaičių Štotautą. Augustas truktelėjo skverno bakutį ir jie išėjo į priengį. Spjauname ir einame. O viduje šaukė. Valio, valio, Štotautas. Augusto uoslė vėl užuodė spirgintų lašinių kvapą, tik jo posėdžių kambarį. Turbūt jau ėsti pradėjo. Štotautas, žiūrėk, pastatys tiek, kad tie galvomis namo pareis. Nepagailės ir kitos šimtinės. Tegul punta, o mes einame, aš manau. Kol pareisime ir taip sutems. Ką su tokiom kiaulėm? Viduje pasigirdo 8 vyrų giedama ilgiausių metų linkėjam. O Augustas giesmę išgirdęs, nenoriu dabar eiti. Kad jie šunys, pamiršau ant suolo pypkę. Tu palauk, bakutį, aš tuojau. Kaip tik Augustas įėjo pypkės, vyrai priprašė nors vieną stiklelį išgerti. Štotautas priprašė su juo kitą išlenkt. Feliksas trečią už Augustino sveikatą išmaukė. O Augustinas toks negalėjo atsispirti prieš 10 vyrų širdingą prievartą, o labiausia prieš savo silpnybę, spirgintus lašinius ir arielką, kuri gaivino sušalusius ir išvargusius. 3 vyrai Augustinui pylė, 3 dainuodami, plodami rankom per jo plikę, už jo sveikatą gėrė. Ir netrukus, kai vyrai antrą kartą atsistojo Štotautui ilgiausių metų giedoti, priengį bevaikščiodamas bakutis, iš 8 vyrų bendro alaso išskyrė 9 balsą, Augustino aukštą balsą, viršaičių širdingai laimės linkėjantį. Tai tau senis, kvailas ir gana. Negali būt, kad tai jis. Gal tik taip nugirdau. Gal dar išeis. Nusibodo bakučių šalti koridoriuje. Užsimaukė ant ausų kepurę ir išėjo. Lauke purškė pilna burna rudens lietus. Naktis kaip juoda padvėsusi katė kabaliojo medžių šakose, stoguose, visur, kur čia rudens naktis. Bakutį kažkodėl pakratė šaltis. Liūdna buvo eiti toli į kaimą vienam. Eisiu, nors lietsargi gal duos, jei pats nesivelka. Sugrįžo jis Augustino, nusipurtė lietų ir įėjo. Bet vyrai jau tiek raudoni, tiek linksmi, tiek širdingi, kad sugriebė bakutį, pasodino. Pilkit jam. Paleiskit, vyrai, aš negersiu. Tai ir neišleisim, iki išgersi vieną. Jei pyksti rupūžė, pyk ant mūsų, tegu tave šunis, bet išgerti turi. Bakutis stengėsi atsistoti iš užstalės. Vyrai vis pasodino. Sunku su įgėrusiais spiriuotis. Neatsikalbinėk, pilkite, vyrai, jam. Su manim tai išgersi, bakutį, nors vieną. Bakutis drebančia ranka pakėlė stiklelį,
ir tyliai tarė: Į jūsų sveikatą. Bakutę apsupo visas būrys. Na matai, ko nustojai, kad išgėrei? Dabar su manim turės išgerti, kad tau šunys. Pasistojęs ant kėdės, rėkė tas pats tarybos narys, kuris negėręs visuomet tykus būdavo. Bakutis ir kitą išgėrė. Širdis jo suminkštėjo, atsileido pyktis, kaip ir visos 10 vyrų. Ir kai trečią kartą, vidurnaktį, tarybos nariai atsistojo Štotautui ilgiausių metų linkėti, linkėjo nebe 9, o 10. Linkėjo ir Bakutis.